Labas rytas, 4 diena, esam savo apartamentuose ir pradedam susičiauti. Saudom pusryčius. Už lango šviečia saulė, šiandieną yra 4 diena. Vėl pakuojamės daiktus, ruošiamės išeiti ir važiuoti toliau į sekančius šios dienos objektus. Labai esam patenkinti šiuo viešbučiu, guest house'u. Tikrai gerai išmiegom, lova buvo superinė, minkšta ir taip pat mes galėjome pavalgyti virtuvėje. Buvo maisto čia esamo ir kavos aparatas netgi buvo. Taip pat planuojame įsinešti savo kavą į mašiną. Pagaliau išėjom iš apartamentų. Labai skaniai papusryčiavome. Čia toks savo žmonės namukas, kuriame išsinuomojom. Vienai nakčiai nakvynė, labai buvo gerai. Išsimiegojom, išsimaudėm, atsiprausėm. Dabar ką ruošiamės toliau į kelią. Keliausime sekančius objektus apžiūrėti. Dar netiksliai nežinau, nes žemėlapį tagų esam užsidėję labai daug. Tai dabar tiesiog, kas artimiausia yra ir keliausim. Tiksliai, pirmiausia važiuosim apžiūrėti Blue Lagoon. Kaip ten viskas atrodo. Šiaip neplanuojam tenai maudytis, ieškosim kažkokio gal privataus versmės, kažkokios ten duobės, kuri lipti į vandenį. Matysim pagal situaciją, pagal orą. O ką, papusryčiavom ir važiuom. Važiuom į Blue Lagooną, pasižiūrėti, kas ten gero. Liko 3 minutės. Varom pro tokį kalną. Į Reikjaviko City. Bet kaip nerealiai čia atrodo irgi lavos gabaliukai tikriausiai. Didžiuliai mėtosi. Tas kalnas nerealus, milžinas. O ten gale gaisras. O gal čia geizeriai? Čia yra Blue Lagoon. Geras, čia iš Blue Lagoon tokia. Matyti, pagal navigaciją. Oh my god. Rūksta. Blue Lagoonas rūksta, mūsų tik betrūksta. Iceland Blue Lagoon is here. Einame pažiūrėti, kas gero yra Blue Lagoone. Pažiūrėsime, ar verta apsilankyti kada nors atskridus su lėktuvu. Šį kartą mes tikrai nesiruošiam maudytis. Čia yra labai fainiai. Iš visų pusių akmenis, toks takas suformuotas. Neįsivaizdavau, kaip šitoj gali būti. Va. Tokiu gražiu taku einam link Blue Lagoono. Tas atrodo kaip specialiai iškasė kuo giliau ir padarė takelį tarp uolienų. Gerai, atrodo kaip, nežinau, lavos. Va, galiu parodyti šarti. Tokie gabalai visi korėti. Tikrai atrodo iš ugnikalnio. Atėjom prie Blue Lagoono. Ir va toks vaizdas. Visas garuojantis. Toks baltos spalvos vanduo. Va, parodysiu. Tokie akmenys balti. Paliesk ar šiltas? Tuoj paliesiu. Vanduo tai toks drungnas. Paliesk ant šito. Taip. Sargiai. Šiltas? Man toksai drungnas, nešaltas. Geras pasirodo, čia galim tiesiog pasivaikščioti. Nereikia čia būtinai eiti, mokėti pinigus. Nežiūrėjom, dabar vienam žmogui 100 eurų yra. Ir rezervuoti buvo galima nebent 8 ryto, nes visos kitos laikai yra užimti, užsakyti, neįmanoma dienos metu kažką nusipirkti. Čia nežinau, prieš savaitę turi
Žiūrėjau, laisviausia yra, jeigu šiandien penktadienis, tai pirmą antradienį jau yra tų tarpų, kur gali įlysti nusipirkti bilietus. Tam tikrai valandai. Blue Lagoon, dabar aiškus tas mėlynas, bet čia turėtų būti White Lagoon. O ne Blue Lagoon, nes čia baltas tas vanduo. Andžia, ar šoksi vandenį? Ne šoksi, ne. Per šaltas, ne? Net lauke stojant šaltas sustriukė. O, nuo šito tiltelio reikia šokti. Turistas leidžia gal ten, kur tie dūmai ten rūksta, bet ne, ten kažkokių. Gal čia tą vandenį šildo, iš tikrųjų čia nenatūralus gamtos, o ten pečius užkurtas, kad būtų karstas vanduo turistams. Įdomus vaizdas. Čia kažkokie yra kaminai, rūksta dūmai, o toj pusėje skaitosi jau čia Blue Lagoon, kur žmonės maudosi. Ir visi tie kaminų dūmai ir eina į tą baseiną. Tai tu mirksti vandenį karštam ir uostai dūmus. Nu nežinau, kažkas čia ne to. Sveikatą. Už manęs garuoja kaminai, garuoja Blue Lagoonas. Artė kažką ten daro, fotografuoja. Rytas puikus. Dabar yra, tai pasakysiu, 10:57, beveik 11. Nice. Ir oras pasako. Už manęs, o saulė šviečia. Tai įsitikinimas yra, kad tikrai labai gražu. Einam maudytis? Ne, juokauju. Neeinam. Kapinės Reikjaviko. Labai norėjau pažiūrėti. Nes internete mačiau, kad čia jos yra su visokiam šviesytėm. Kaip disco lights. Bet dabar kol kas, kai dieną nesuprasi, ir čia naktį būna disco lights. Kaminas rūksta, mūsų betrūksta. Va, matot, koks atominis dūmas kyla. Va, čia tai dūmai. Dangus svyla, žemė rūksta, žemė svyla. Atvažiuoja į šito gaisro gesinti, ugniagesiai. Kas kvietė gaisrininkus? Labai pavojinga zona. Tai parašyta. Hot Springas. Dar vienas Hot Springas, bet šitas labai aktyvus. Koks tulpas dūmų. Nu, iš tikrųjų čia garai turėtų būti. Balti. Bet jau labai tiršti. Geras. O čia tai aktyvumas. Nice. Kas čia užkūrė šitą pečių? 100 laipsnių. Danger. Very danger. O taip dirba geotermija. Jau kvapas. Irgi tokių kaip kiaušinių. Kas čia tų lentų ten da primėtė? Čia buvo tiltelis kažkada, bet jis jau sunešiotas. Nieko nesimato per garus, kaip tas vanduo ten taškas. Už manęs belė koks geizeris. Ant tilto, kur skiria dvi tektoninės plokštės - Amerikos ir Europos, ar ne? Taip. Tai va, mes esame ant šito tilto, kur jungiasi du žemynai. Tiltas atrodytų turėtų būti tarp upių, bet tiksliau per upę, bet nėra upės čia. Yra tiesiog smėlis juodas. Juodas smėlis. O už mūsų yra jūra.
Taip tolumoje. Ypatinga vieta. Matosi, kad čia vestuvininkė ateina Jo, čia ir nuo užkabina savo spynas. spynos tarp dviejų žemynų. Pasakyk, kokie nuo spynos. Čia vestuvininkų spynos ateina savo meilę užtvirtinti. O po 100 metų čia bus gal 100 metrų ir visas tūk nugrius su visom tom spynom. Jėzus. Galim vieną koduoti, žiūrėk. Monika ir Džumbo. Einam su Artūru juodu smėliu po tiltu. Per upę juodo smėlio. Fainiai. Galvojom, kam grįžti tais pačiais turistų takais, kai galim tiesiog tarp dviejų žemynų tarpeklyje pasivaikščioti. Smėlis toks juodas su žėručiais. Pabandysiu parodyti. Ar matosi? Toks juodas. Ir turi tokius blizgučius kristalus. Ir ką? Visai neblogai čia. Tai gražu. Čia fainai, bet taip sunku lipti. Smėlis klampina. Ai, 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 parvirtau. Jau šiauriai. Plak ranką. Juodas smėlis. Važiuom į miestelį, kur pamatysime trolių miestelį. Ar trolių namelį. Mat priešais matome debesį, kuris yra apšviestas iš viršaus saulės. Ir daug visokių namų. Šitas miestas vadinasi Keflavikas. Išgabena mane į trolių miestelį. Ne, čia vis dėlto bus ne miestelis, o trolių urvas. Oi, jetu, kaip mane apgavo. Baisiai mane apgavo. Eisim į urvą. Čia labai baisus padaras trolis. My God, kokio dydžio pėdą, Artūras, uždėk. Pamatuok. Kažkokia čia milžino pėda. Visai panašiai kaip artis koja. Panašiai, aš tik batą nusimaučiau, va taip išsidarau. Gerai, ten yra tas urvas. Artūras eina pirmas. Atėjom į trolių namus. Čia tokios durys. Labai aukštas. Čia mažosios trolės dainuoja, mums muziką kuria. Ir dabar užeikim į vidų. Oho, kokie dideli daiktai. Milžino namai. O, čia trolio drabužis koks. O, kokie namai, kokia lova. Koks dantų šepetėlis, milžiniškas. Batai. Kur trolis? Matyt, trolis išėjęs yra. Kaip pasisekė mums. Galėsime apžiūrėti trolio namus. Kol trolis išėjo pasivaikščioti. Labai keistai atrodo. Tokia lova, pagalvė milžiniška. Lovos dydis gigantiškas. Reikėt miegoti. Jei nebus šią naktį nakvynės namų, tai galėsime su Artūru apsistoti šiame trolių namelyje. Ir yra vienas prikolas, kad šitame name trolių mes esam su Artūru dviese. Nei vieno kito turisto nėra. Čia yra garsų kažkokių keistų. Ar tai girdi? O, žiūrėk, čia didysis trolis. Sėdi ten viduj kažkokia baba pikta. Ir ką jin daro? Gazdina visus. Trolis ten viduj.
Čia istorija islandų kalba. Suvalgėm po sumuštinį, Tunofis. Dabar varom į Reikjaviką. Artėjom link Reikjaviko. Jau pasiekėm Islandiją. Pizzaland. Na, jau mes jau 4 dieną čia. Iki Reikjaviko 11 kilometrų. Mums žalia, bet negalim važiuoti. Vai. Kas čia darosi? Kaip mes pasieksim savo tikslus šios dienos? Spausk! Varom! Liko 11 minučių iki Reikjaviko. Kito stabdžio. Remsas ir susinervino. Davė gazų. Ar tai spaudžia, ar tai lekia. Stebėkime. Štai Reikjavikas. Mūsų duomenimis lyg ir ant ženklo buvo parašyta. Pirmoji piramidė Egipto. Stovi ir bažnyčia. Kaip Egipto piramidė. Irgi stovi. Irgi kažkodėl stovi. Viskas čia stovi. Visas Reikjavikas. Islandams labai patinka skulptūros su žmonėmis. Todėl čia pilnas šalis tokių skulptūrų žmogiškų. Lucky number 23. Tai skaičius, kada mes atvarėm į Islandiją 23 dieną, 23 eilėje stovėjom. 23 metais. Ir prie 23 namo netyčia sustojom. Nes užlagino va šitie. 1 minutė iki bažnyčios aplankymo. Matentos. Nuostabiai Reikjaviko bažnyčia, stovi čia. Artūras atvažiuoja. Na, dabar su parkingu. Eksplorina jis. Artūras eksplorins aikštelę. Nu, dabar Artūrai, stenkimės. Kur pastatyti mašiną, nes čia visi nori pamatyti bažnyčią. Pačiu laiku atvažiavom. Gal čia viskas yra surežisuota, nes netikėtai pradėjo varpai skambėti. O gal čia laidotuvės vyksta? Šią akimirką nes katafalkas kažkodėl stovi. O girdit? Čia ženklas, kad mes atvažiavom. Dievo ženklas. Net netelpa į kadrą visą bažnyčią. Labai aukšta. Prieš tai privažiavom, tai prie durų katafalkas stovi. Tai tikiuosi nepapulsim jūs laidotuvės. Nes norim šiaip vidų pamatyti. O ne velionį. Islandą. Geras, atrodo grinai kaip vargonai būna bažnyčiose tokio stiliumi. Tie cilindrai. Su laikrodžiu viršai. Ką pasakysite? Hello, grįžau iš bažnyčios. Nežinau, gal ir yra koks velionis ten paguldytas. Reikia patikrinti. Einam pažiūrėti. Mes matėm katafalką. Jo. Panašu, kai bažnyčią tikriausiai neįeisim, nes čia gedulo žmonės tik eina. Tikriausiai laidotuvės, nežinau, eina pora turistų. Matau, pažiūrėsim, ar juos ten įleis. Nebent jie gedulo turistai. Dar vienas bando prisitrinti. Pažiūrėsim, stebim įvykiai. Ar sakys škats, ar nesakys. Vyras stovi tokiu šaltu veidu, lyg pats būtų miręs. Ir sutapk taip atvažiavome prie tokios bažnyčios ir kažkas ten vyksta. Jo, kažkas va pasiklausė. O, varpai. Deja, į vidų mūsų neįleido, tai šį kartą nepasisekė. Teks atvažiuoti dar kartą į Reikjaviką, kad apsilankytume šioje bažnyčioje. Prabangus senamiestis šalia bažnyčios visai neblogai atrodo. Ir dangus nuostabus šiandien mėlynas ir namai spalvoti. Nice.
viena graži gatvė su spalvotais namais ir Kaukolė. Čia grinai mano miestelis. Priekyje biuro matosi. Nice. Artūras atvežė mus prie kito pastato. Apžiūrėti šitą pastatą, stiklinį. Stiklinį pastatą apžiūrėsime. Atrodo kaip korys, ne? Koks jis visas korėtas. Kokie įdomus stiklai. Super architektūrinis pastatas. Einam į vidų pažiūrėti šitą pastatą. Einam į vidų pažiūrėti. Gerai. Kažką Esam pastato viduje. Dabar leisime žemyn. Koks baltas tualetas. Tiksliau tualetus. Pati patalpa. Su didžiuliu veidrodžiu. Pastate. Korėtame pastate. Parduotuvė. Čia tiesiog prekybcentris yra. Su teliku. Čia Artūro mėgstamiausias pastatas kol kas. Jis labai laimingas, kad šį pastatą pamatė. Parašyta Klaipėda. Beveik Klaipėda. Klapastigūr. Kur tenai tas Klapastigūr randas? Pastatų dydis, wow. King size-iniai pastatai. Čia yra labai jokingi numeriai. Pasižiūrėk, kur buvo numeris. Esam įstrigę kamštyje. Traffic is very slow. Šiauriai lėtai juda visos tos mašinos. Maždaug 6 km greičiu. Pasirodo, mes įstrigom dėl to, kad ten yra kažkokia avarija. Jo, dvi mašinai. Vien tų mašinų analizuoja, kas čia buvo. Šiandien geriausia diena, mes kartu vėl skriejam, saulė šviečia, širdis plaka, džiaugsmo banga užlieja. Šiandien geriausia diena, akimirka užgniaužia kvapą, mūsų meilė ir šilumą, nuties kelionės taką. Atvažiuojam link upės, kurią reiks kažkokiu būdu pervažiuoti. Ir bus Tai yra mūsų spėjimas, kad gali būti požeminis tunelis po šito visų upės srautų. taip, tunelis po upę. Tai gerai, lendam į Lendam. tunelį. Ir beje, šalia šito tunelio buvo miesteliai Melagių, Melagerdį ir Melar. Ausis žiauriai užkrenta šitam tunelį. Mes leidžiamės ištisai žemyn. Į dugną. Taip. Geras, pirmą kartą važiuojam po tokio pločio upe. Tunelis išraustas po žeme, po upe. Ir čia netgi atrodo tiesiog uolos išraustas. Po vandeniu varom, galim sakyti. Kylam į viršų tunelyje, tuo išvysim į lauką. Į šviesą. Šviesa tavo gale, atvažiuojame mes kažkur, nežinau kur. Nes Artūras viską sugalvojo.
laivas plevasuoja ir būtinai turi plevasuoti vaivorykštė šalia. Siena vaivorykštinė. Pasukite dešinėn. Tada Šitas krioklys krenta dėl savęs. pasukite kairėn. Nieks jo nestebi. Net navigacija sako, sukam į kairę, o ne pas. Sukam į kairę. Samaninis kalnas, samaniniai laukai. Čia vėl lavos kalnai, lavos laukai. Iš visų pusių. Važiuojam. Koksai žalias. Mano plaukai. Mano plaukų spalvos laukai. Grynai ta pati spalva. Sudažiau plaukus, noriu būti skirtinė. Pasirodo, esu kaip gamta. Jeigu atsistočiau prie to kalno, nieks neatskirtų, ar čia aš, ar plaukai. Važiuojam per laukus visiškai vieni. Andžia vairuoja. Spaudžia max 95 greitį. Mes daugiau stengiamės neviršyti, baudų nenorim. Kalnai o su kepurėm. Gražiai pasipuošia. Nice. Galim paskaičiuoti, kiek dar turim kelionę dienų Islandijai. Dar vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną, ketvirtą dieną. 5 dienas dar Islandijoje keliausim. Valio! Tolumai matosi bažnyčia. Iš čia tokia maža ir juoda. Atvykom prie bažnyčios. Juodos bažnyčios. Šalia kapinės. Ant stiebo yra 1847 metai. Jau tikrai 150 metų su virš šitą bažnytėlę stovi. Nu, aš manau, kad jin tikrai perdažyta. Medinė bažnyčia. Ir koks peizažas. Turbūt mes miegosim čia, kažkur laukuose. Ar tai žiūrim, ar verta čia pasilikti nakčiai. 4 dienos naktis. Gerai, ar mes čia pasiliekam? Man rodos, geriau jau čia ir nerasim. Vis tiek visur visą laiką gresia kažkas šalto. Gal čia mašiną pastatyti? Kaip tu nori? How do you want? Nuvažiavom 333 km šiandien. Kaip rodo, 6 valandas maždaug vairavimo. Visa kita reiškia buvo turistavimas. Mes A&A Explorer sugalvojom vieną tokį bajerį. Iš Lietuvos pasiėmėm malkų, medienos. Visą maišą atsivežėm į Islandiją iš Lietuvos. Mes galvom, kad čia nėra medžių ir norėjom padaryti prikolą, sudeginti savo medieną. Padaryti video, kaip dega Islandijoje laužas. Šiaip, čia yra medžių, bet mes esam tarp kalnų, kur tikrai nieko nėra. Ir vis tiek įgyvendinsim savo idėją. Dagaus kyšio turim? Tikriausiai turim. Vokietijos. Aišku, ne. Aš dėl to smulkių prisikapojau, o čia yra žiauriai sausa.
Lemiama akimirka. Artūras užkurs laužą. Vienintelį laužą per visą Islandiją tikriausiai. Abejoju, kad kiti turistai atsiveža savo malkų. Irgi abejoju. Čia mes tik tokie esame ekstremalai. Žiauriai greit įsidega. Viskas įsidegė. Per sekundę, nes vėjas ledinis, aišku, išrūkys lauką. Matot, Islandijoje laužas. Niekam nesakykit, prašau. Deginam ant akmenų, tai saugiai neįsiplieks ugnis. Paliukas šalia teka, laužas dega, kalnas viršui. Nerealistinis vaizdas. Mūsų idėja įgyvendinta. Žiauriai gerai pasišildyt. Šildomės rankytas prieš miegą. Ir Artūras užgesino laužą. Ir eina savo, kiek dūmų pareina į mane. Oh my god. Pagal Lietuvos laiką jau beveik 12. Pagal Islandijos laiko yra 9. Ir čia yra 2 laipsniai. Labanaktis. Eina miegoti, kai šviečia pilnatis.